trūksta, turim kur tobulėti, bet vėlgi tai viskas atspindi tai, kad pasiruošimo buvo maža, daug miskomunikacijos aikštelė yra, tai turim tikrai biškį kitaip žaisti ir manyčiau daugiau pastangų, bet kuris kas ir aikštelė daugiau pastangų turi dėti. Vieni kitus turim palaikyti, esam čia, vėlgi, kaip ir sakiau, esam dėl to, kad žaisti olimpiadai, o neskaičiuot kas kiek kur žaidžia ten. Tai tiesiog susikaupti reikia ir pats svarbiausias etapas prieš akis ir manau tikrai nebus lengva, kaip matom. Kalbant apie tą pačią gynybą, sakykime, ar ne, ar taip yra tik vien tos miskomunikacijos klausimas, ar ir noro, ar pastangų? Ne, tikrai aš abejoju, kad tai yra noro ir pastangų klausimas. Tiesiog, kaip ir sakiau, vieni žaidėjai anksčiau baigė sezoną, kiti vėliau, vieni mažiau žaidė gale sezono, kiti daugiau. Yra labai daug faktorių, kurie susideda, tai kai kurie žaidėjai žinau, kad kalba, kad kojų nejaučia, antrą dieną iš eilės žaisti irgi nėra lengva. Kaip sakau, čia nenori ieškoti pasiteisinimo ar dėl to kas kaip ką, bet tokia realybė, kad daug faktorių susidėjo. Ačiū.